Nes šiandien viskas bėgom. Atsarginių dalių paštas. Bandom. Abrakadabra, gerbėmieji šliužai. Sugebėjom šitą atlikti nuo 1 valandos nakties. Jo, pietauja. Šiandieną dalyvaujam derliaus nuėmime. Tik nukūlus žieminius kviečius pas mane iš karto buvo siejama šiąnakt žieminiai rapsai, poselis ir visą tai nutiko per vieną naktį nuo 1 valandos nakties iki 11 valandos dienos ryto ir užbaigta. Taip greitai darom dėl to, kad nežinom, kokie bus orai. Na, o šiandieną matysim derliaus nuėmimo momentų, matysim žieminių rapsų sėjos momentų, matysim tarpinių pasėlių per žiemą palikimo sėjos momentų. Taip pat lankysimės laukuose, kuriuose sėsime žieminius miežius, žieminius kviečius ir kalbėsim apie technologijas, kokias jas būtų galima naudoti šitų pasėlių apsaugai. Keliaujam! Čia atvyko Darginių žemės ūkio bendrovės pirmininkas Juozas Duda, aišku, geras BASFO klientas. Įdomu, kokią kepurę užsidėjo Darginių žemės ūkio bendrovės pirmininkas. Patikrinkim. Žinokit, derliaus nuėmimas eina į galą, tai nuotaika taip kaip iš baliono pradurto oras eina lauk. Atleiskit žemdirbiams už tai, kad jie supyksta šitokiu momentu, nes dieną naktį nemiega ir tada biškelį ten nutinka. Šiais metais skirtingi laukai, skirtingos veislės su panašiais azoto tręšimais duoda labai skirtingų parametrų grūdus. Kokybinių rodiklių trūkumas pagrindė yra dėl brangaus azoto ir taupytino azoto tręšimo. Šiais metais vyrauja daugiau tokio pašarinių rodiklių grūdai. Bandom. Pilame kūrą, kur mūsų. Eina litriukai. Nu ką, apsėda 35 hektarai. Sugebėjom šitą atlikti nuo 1 valandos nakties. Dabar yra 11:23. 35 hektarai, tai yra daug. Jaučiu, kad dar 2 dienas nelis lietus. Suspės nusikult, susirink derlių ir, aišku, važiuosi žieminio rapsą. Visiems gerų darbų. Tai gavau užsakymą iš brolio, kad reikia hidraulinio tepalo 46, tai važiuojam į Joniškio Aruodą. Tokie užsakymai derliaus nuėmimo metu yra labai dažni, tai reikia visada, kad kažkas būtų tokiam budėjimo režime pagalbai. O, irgi, žiūrėk, nūdiena visada derliaus nuėmimo metu. Visada trūksta kuro, tai teks į sirklą užsakti užsipilti. Jo, pietauja. Grįžti reikės po pietų. 1 hour later. Labą dieną. Labas. Šitas, ane? Jep. Ok, tai tiks. Ką mes čia turim? Maišų turim. Tu šitokį imdavai? Tokį jis turėjo. Greitasis atsarginių dalių paštas pristatė tepalą. Ką, dabar važiuojam į laukus. Šiąnakt pasėti rapsai, kilimėlis šliužų gaudimų yra užmerkti vandenį, paruoštas. Ką, įsidedamės į maišą, nusivešiu į lauką ir pasėti rapsų laukę padėsim. Kiek čia prisigėręs. Vandenioką. Šikt. Važiuojam, rapsus. Žieminiai rapsai, kaip ir sakiau, buvo sėti, šiąnakt. Tai rugpjūčio 17 dieną. Pasėta veislė Armanis. Sėta sėjos vienetas, 1,5 milijono daigių sėkla sėta 3 hektaram. Aš sėklos normos nemažinu.
taip kaip rekomenduota gamintojo, o sėta yra į nedirbtą žemę, iš karto su Vedeštado striptilinė sėjamąja. Dėl to turim pakankamai daug augalinės kilmės liekanų, tai yra šiaudų. Dažniausiai tokiose vietose būna pakankamai daug ir šliužų. Tai o dabar, įsidedam. Matau, čia vienas akmenėlis. Va, ir rytoj ryte patikrinsim, ar kas nors lenda, ar nieks nelenda. Kaip jūs galvojat? Čia yra daug šiaudų, ar čia yra mažai šiaudų, ne? Aš galvoju, kad čia yra normaliai šiaudų ir po tokio dirvos dirbimo, taip kaip atlieka šitą sėjamoji, mes kuo puikiausiai čia galėsim naudoti dirvinio tipo herbicidus ir čia bus konkrečiai panaudotas butizanas staras. Aš turiu be galo daug praktikos, ne metus, ne 2, ne 3, ne 5 ir ne 10 ir žinau, kad šitas herbicidas va šitokiam sąlygom suveiks tikrai gerai. Šiaudukai. Čia išbirėjo 7 tonos 850 kg užskaityto derliaus, tai manau, kad pakankamai neblogas rezultatas. Abrakadabra, gerbėmieji šliužai, prašau, kad rytoj ryte aš jūsų čia nei vieno neraščiau. Nes kitokiu atveju, iš tikrųjų, teksis ką padaryti, įsiberti Iron Maxą. Prisiminiau vieną dalyką. Spalio gale BASF kviečia savo lojalius Agromiles klientus į Barceloną, Barcelonos regioną, Taragonos miestą, kuriame yra mūsų vienas iš fungicidų formuliavimo centrų. Kviečiu visus prisijungti prie mūsų. Ole, 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 ole. Gaudysim jaučius. Tai kodėl žieminiai miežiai yra toks geras priešsėlis žieminiams rapsams sėti? Pirmas dalykas, jeigu pasižiūrėtumėt, čia buvo po žieminių miežių kūlimo, kuris buvo atliktas apie Liepos 20 dieną. Iš karto buvo užskustas su karjeriu ir padygus pabirom, pabiros buvo nuglifosuotos. Tai vat nuglifosuotas laukas ir kaip matot, nesimato čia nieka. Čia aišku, šiąnakt mes pasėjom rapso, ar mane čia yra pasėti 5 hektarai, likę 26 hektarai bus sėjami truputėlį kitą veislę. Pagrindinė priežastis kodėl? Todėl, kad norim veislės palyginti tarpusavyje ir dideliam lauke turėti tokį savotišką palyginimą. Kokios priežastys lėmė, kad aš šiais metais pasirinkau Armani ir iš tikrųjų su šita veislė dirbsiu keletą ateinančių metų, todėl, kad paskutinių 3 metų bandymai rodo, kad tai yra be galo stabili veislė, turinti tiek RLM7 fumozės atsparumo geną, tiek geltos viruso atsparumo geną. Kitas dalykas, ji tinka optimaliai sėjai ir vėlyvai sėjai. Tai reiškia, ji aktyviai vystosi rudenį, gerai suvartoja azotą. Pati veislė yra tikrai derlinga, žemkentiška, ypač regeneruoja pavasarį. Jeigu būtų kažkokie apšalimai, tai tas regeneravimas yra be galo stiprus šitoj veisliai. Ir vienas labai svarbus dalykas, kad ši veislė yra tikrai aliejinga. Sėjant rugpjūčio 17, 20, 25 dienomis, šita veislė yra puikiai tinka mūsų laukams. Kitas svarbus dalykas yra sveikatingumas. Ši veislė yra be galo tolerantiška verticiliozei. Ir kartu su mūsų deriniu fungicidų turinčių augimo reguliavimo savybių ir fungicidinių savybių, šita veislė tikrai be galo gerai derės tiek rudenį, tiek pavasarį, tiek žydėjimo metu. Verticiliozė čia, šitam regione, yra svarbi liga. Ir, pavyzdžiui, 23 metais tai buvo pagrindinė liga, pažeidusi žieminių rapsų plotus ir neleidusi, pavyzdžiui, kulti aukštesnių derlingumų. Mano ūkio vidutinis derlius buvo 4 tonas iš hektaro. Nuoširdžiai pasakysiu, man labai nepatinka Armani Jeans krepšinio komanda iš Milano. Ir tikrai nebuvo priežastis, kodėl aš pasirinkau šitą veislę. Atvažiavom pasižiūrėti iš tikrųjų, kaip gyvena mūsų inkilas, kuris skirtas pelėdsakaliui. Galim pasižiūrėti. Žiūrėk, tai kaip inkiliukas matosi. Kai aš džiaugčiausi, jeigu ten paukštelis gyventų. Būtų džiaugsmas, paukščių išmatų nesimato, nes kol kas jame niekas neapsigyveno. Gal kažką mes netaip esam padarę į kabiną. Hebra. Visą laiką randi akmenį ir reikia jį išnešti. Disko metikas! Saulius Dainys! Neturėjo niekada disko metimo treniruočių, bet akmenų rinkimo treniruotės jį pamokė disko mesti.
Pas mus pagal sėjomainą žeminiai miežiai yra sėjami po žeminių kviečių. Aišku, jie sėjami tam, kad kiek galima anksčiau būtų galima pasėti žeminį rapsą. Vienas pastebėjimas per paskutinius keletą metų, kai gavom produkto Sistyvas registraciją, jo pridėjimas prie kitų beicų, ar tai būtų Kinto Plus ar kitas beicas, kuriuo yra išbeicuota žeminių miežių sėklos, ką padaro? Pagerina pačių žeminių miežių žemkentiškumą, jie tikrai žiemoja daug geriau, tolygiau, daug geriau pasisavina maisto medžiagas ir dar vienas labai svarbus dalykas, pavasarį ant šitų augalų mes nematom pavasarinio pelėsio pažeidimo ir nematom miltlygės išplitimo. Mano nuomonė, visi žeminių miežių augintojai turėtų beicuoti savo sėklą su Sistyva. Šiandien buvo be galo ilga ir turininga diena, ji dar nesibaigė, prasidėjo anksti žeminių rapsų sėja, po to tęsiant tarpinių pasėlių per žiemą, paliekamų per žiemą sėja ir mes kartu sužinojom daug įdomių dalykų. Žeminių rapsų pasėlyje minėjau butizanus ir noriu priminti, jog mūsų Agromiles lojalumo programoje kaip tik šiuo metu yra akcija. Perkant butizanus kartu su Karix, gaunat papildomai taškų, kurių tikrai prireiks, norint kartu su mumis vykti į Taragoną. Iki greitų susitikimų. Tikiuosi pas jūs kombaine.